naudosiu makiažą. Pradėsiu nuo MAC'o kaip ir Face and Body tokio makiažo, pagrindu jo padengsiu visą veidą. Ir tada kipsiu Anastasia Beverly Hills kontravimo paletę, kurią dievinu, spalva raudono, kad neutralizuotų mano melsvus paakius. Viską išblendinsiu su Beauty Blenderiu, šiek tiek pašoksiu ir tada naudosiu Anastasia's Beverly Hills geltoną spalvą, kuri yra labai gera color correcting spalva. Ir su ją iškelsiu ir taip iškilės veido vietas, kad suteikti veidą tokį 3D efektą, nes dažnai po makiažo pagrindu atrodo veidas gan plokščias. Tamsią rudą spalvą naudosiu veido kontūravimui, kad veidas būtų šiek tiek lieknesnis ir įgautų gražesnę ovalo formą. Pats siaurinsiu nosį, kad mano nosis būtų bent šiek tiek panašiai Arianos Grande, nes jinai turi labai tokią mažą mielą nosytę. Ir viską išblendinam ir naudojam MAC'o Pro Longwear Concealerį NC20. Tada padarysiu netikras duobutes su to pačia Anastasia Beverly Hills ruda spalva ir tiesiog su pirštais išretušuosiu ir viską pripresuosiu su sausa MAC'o pudra. Šiandien naudoju MAC'ą, todėl kad žinau, kad pati Ariana labai mėgsta MAC'ą. Iš tikrųjų, kas nebandė siūlau pabandyti, nes ir man labai patinka, arba galite kaip alternatyvą, kaip čia rodo, naudoti glotą. Paakiam ir maskuoti naudosiu MAC'o sauso pudros spalva NC15, labai gera alternatyva yra ir Bourjois, ar Bourjois, nežinau kaip tarėsi. Žiauriai panašus abudu dalykai, skruostam naudosiu Make Up Forever skulptingą. Ir jį naudoju virš metų, o dar matot, kiek jo liko, nors teoriškai žinau, kad net negalima tiek laiko naudoti. Reikia nepamiršti ir kaklo. Ir skruostam naudosiu NYX blushą, labai graži spalva, gan neutrali ir labai gražiai švyti, suteikia tokį sveikos odos įspūdį. Neatrodo, kad produkto pasiema per daug. Viskas labai su saiku, o highlighterį naudosiu savo mėgstamą V7 Glow Motioną. Glow. Ir padengsiu lūpas ir nosį. Tai vaizdas įsicentruos ir nosis atrodys siauresnė, o lūpos didesnės. Akių šešėlių pagrindu naudosiu Ateliero paletę, dabar numeriuko neatsimenu, galėsiu parašyti ir jo padengsiu visus vokus. Tai bus švelni persikinė spalvytė, o kitą spalvą naudosiu Ingloto, taip pat visas spalvas surašysiu, tai bus dabar Ingloto trio tokia spalvų, labai panašios, Rose Goldo, tiesiog skirsis jų atspalvį, tai bus nuo šviesiausio iki tamsiausio ir aišku, tamsiausių dailinsiu kampučius ir žicėjais formuosiu akį, o šviesiausia dėsiu į vidinę akių kamputį, kad padidinti akį. Kita spalvytė, kurią naudosiu akims, tai bus ta tokia bronzinė ruda iš Body Shop'o šešėlių paletės, irgi labai mylima paletė, tikrai rekomenduoju visiems nusipirkti. Nerealios spalvos tinka ir bronzantui naudoti ir dabar naudosiu eyelinerį, susikaupk ir dėsime tokį gan riestą eyelinerį, tai kad tai yra pačios Arianos Grandės įvaizdis, kad strėlytė eitų kuo aukščiau. Focus. Ir kitą akį, nejuokauju, nedarysiu kitos akies, pasinaudosiu šiek tiek burtais, visus moteris raganos ir dabar naudosiu Jumbo NYX Pencil, juodą spalvą į apatinę vandens liniją. Prabrėžiam ne visą, trečdalį arba pusę. Kaip pamatysit vėliau, pusę tikrai sumažino mano akį. Taškuoju savo blakstienus ir NYX antakių gelis. Spalva 4, Espresso, tik nepaimkit per daug, nes produktas tikrai yra žiauriai pigmentuotas. Dabar paimsiu juodą spalvą ir su ją sukursiu kaip Arianos plaukų liniją. Aišku, tai tikrai nėra būtina, tiesiog norėjau šiek tiek pažaisti.
Lūpdažį naudosiu Meko Velvet Teddy, labai mėgstama spalva, super drekina, labai graži matinė spalva, putlina lūpas, visos rekomendacijos jai. Ir Inglota blizgi. Kad sukurti duobutes, naudosiu tą patį Make Up For Ever sculptingą. Ir mūsų įvaizdis baigtas, labai greitas, paprastas ir tikrai mergaitiškas, gražus. Jeigu patiko, spauskite like, subscribe, komentuokite, tikrai labai ačiū visiems, kas žiūri ir pasakykite, kokių video norite toliau. Iki!